Labas vakaras, mėlieji Garklės stovyklos. Bet mes šiandien turime labai ypatingą svečią. Tai yra Adrijui. Plojimai Adrijus. Sveikas, Adrijus. Adrijus yra pusiau žmogus, pusiau robotas. Bet tai jam niekada netrukdo gyventi. Adrijau, pasipasakok mum apie save. Na, man yra 18 metų. Kaip matot, esu, kaip sakė, pusiau robotas. Ir robotas esu gal tik metus nepilnai, nes praeitais metais po sunkios ligos, kurią įveikiau, teko pasiaukoti ir amputuoti koją, bet dabar, kaip matot, vaikštų, viskas yra gerai. O kai tu tą koją gavai, tiesiog tu žliumbei, ar ne? Ar verkai iš laimės? Giliai širdį taip. Kaip jums, pavyksta vaikščioti su tokia koja, kada jinai, geležinė? Labai stengiausi, labai norėjau atsistoti ant kojų ir viso to ir užtenka, kad jeigu labai nori, viską labai greit gali padaryti. Ką reikia laisvalaikio? Na, šiaip dažniausiai būnu su draugais, lankau treniruotės, muay-thai. Ar yra garantinis dar kažkas? Taip. Jeigu suges. Taip, šita koja turi 5 metų garantiją, nes jinai tik 5 metams tėra skirtai, ne visam gyvenimui, nes viskas susidėvi. Čia vienas vaikas niekam nedrįsta tavęs paklausti, nes pamatėte, man prie manęs pribėgo, sako, treneri, robotą mačiau. Tai va, jisai norėjo paklausti, o tu ar gali transformuotis į kamanę? Galiu atskleisti, nes jeigu atskleisiu, tai čia viskas bus paviešinta ir turėsiu problemų nuo, kaip tie piktieji robotai. Megatrono. Nuo Megatrono, taip ir jo kompanijos. Tai buvo Adrijus. Ačiū tau, Adrijau. Plojimai, Adrijau.